Sveiki, draugai. Noriu su jumis šiandien pasidalinti vieną istoriją. Bet gal prie istorijos prieisiu šiek tiek vėliau, tokią noriu padaryti dar prieš istoriją. Aš pastebiu, kad Lietuvoje toks yra, ne tik Lietuvoje, iš tikrųjų visam pasaulyje, bet yra toksai labai stiprus vartojimas vaistų. Mano vienas kolega, kai jisai dirbo kurjeriu, jis man pasakodavo, kad sako, aš kiekvieną dieną į tas pačias vaistinės paletėmis vežu vaistus. Reiškiasi, kasdieną vyksta bent papildymas vaistų po paletę. Ne dėžutę, ne 2, ne 3, visa paletė atvažiuoja į vaistinę vaistų. Reiškiasi, tos vaistos žmonės jos valgo kaip, nežinau, kaip maistą, kaip papildus, kaip... Na, žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad vartojimas vaistų yra labai didelis. Ir tada kyla klausimas, kodėl mes gyvename tokioje visuomenėje, kur praktiškai į bet kurį durk pirštu ir tenais bus vienoks arba kitoks negalavimas. Kur viso to priežastis? Ar mes čia tokie pažengę ir išsimokslinę, kad mes nesugebam susitvarkyti savo kūno, ar čia galim nurašyti ant įgimtų ligų, ar kad paveldėjom kažkokias tai ligas, ar visgi kažkas tai yra daugiau, kas lemia šitas ligas. Ir giliam mano įsitikinimui, aš manau, kad 90% ligų galima pašalinti ne kažkokiais tai vaistais, ne kažkokiais tai specialiom technikom, ne kažkokiom tai specialiom praktikom, o tiesiog pasakius 2 žodžius. 2 žodžiai, kuriuos aš noriu šiandien jums pasakyti, yra 90, jeigu ne 100 ligų vaistas. Ir kaip tai veikia, aš jums noriu papasakoti gyvą istoriją. Tai nutiko irgi mano artimoje aplinkoje. Tai istorija apie mano močiutę. Veiksmas vyko kažkur tai prieš 5 metus. Turbūt, kai prasidėjo Covidas. Žodžiu, situacija tokia. Anytos ir Mačios situacija, kur čia irgi realiai beveik pas kiekvieno lietuvio šeimoje yra toks net kaip anekdotų daug pripasakota, kad Anyta ir Mačia dažniausiai yra konfliktuojančios asmenybės, nes joms yra sunku sutarti. Tai situacija ta pati, tarp mano močiutės ir mamos įvyko toks gan nemažas konfliktas ir ko pasekoje mano močiutė po kelių dienų pajautė, kad jinai negali valdyti vienos pusės savo kūno, nei kojos, nei rankos. Tiesiog sutraukė paralyžius. Aišku, jinai nesusiejo šito paralyžiaus su to konfliktu, kurį turėjo, bet kažkaip susiklostė taip aplinkybės, kad aš atvažiavau ją aplankyti. Ir jinai man išpasako visą istoriją, kad čia susipykom, kad čia viskas labai blogai, kad aš jau čia toj turbūt ir mirsiu, nes jau viskas neveikia pusę kūno. Ir aš sakau, močiutė nori, aš tave pagydysiu. Močiutė sako, nu kaipgi tu mane pagydysi, tugi ne daktaras. O aš, kadangi buvo irgi mama įdėjus vaisių, daržovių maišelį, tiesiog, kad atnešiau kaip lauktuvių, aš... kad aš tą maišelį radau 2 obuoliukus. Ir aš sakau močiutė, atsakau, nori tu pasveikti? Yra 2 obuoliai. Jeigu tu suvalgysi vieną obuolį, reiškia, tu atleidi mano mamai už visą skausmą, kurį jinai tau sukėlė. Ir močiutė iš karto gintis, ar tu žinai, kiek man to skausmo buvo, negaliu aš tai paprastai atleisti. Tai yra obuoliukas. Jeigu nori pasveikti, tu turi šitą obuolėlį suvalgyti. Bet jeigu tu jį valgysi, tu nuoširdžiai atleidi už visą skausmą, kurį tau sukėlė mano mama. Jinai sako, gerai, tarkim aš jį suvalgysiu. Apie ką tas kitas obuolėlis? Aš paimu antrą obuolį, jisai buvo didesnis. Ir sakau, jeigu tu suvalgysi antrą obuolį, reiškiasi, tu atsiprašai mano mamos, už visą skausmą, kurį jai sukėlė per gyvenimą. Ir močiutė iš karto vėl, ne, ar tu žinai, kiek čia ir sakau, stop, man visa šitą priešistorė neįdomu, jeigu tu nori pasveikti, jos reikia suvalgyti abu.
Aš išdėsčiau taisyklės, surašiau net ant lapelio, mažas obuoliukas aš atleidžiu, didelis obuoliukas aš atsiprašau, palikau tos obuoliukus ir išvažiavau. Ir po kokios savaitės skambina man močiutė ir sako, primink man, sako, mažesnis obuoliukas atsiprašau, didesnis atleidžiu. Tu taip, mažesnis obuoliukas aš atleidžiu, o didesnis obuoliukas aš atsiprašau. Nu gerai. Pokalbis baigėsi. Ir praėjo jau gal kokios 2 savaitės, tada jau ir Covidas, atsimenu, įsibėgėjo, kad ir negalima buvo važinėti niekur, bet vis tiek galvoju paskambinsiu, paklausiu, kaip močiutei sveikata. Ir kai aš paskambinau, man močiutė sako, Justinėli, stebuklai, sako, vakar vakare aš suvalgiau vieną obuoliuką, pasakiau, ką turėjau pasakyti. Mano, sako, kūne atsirado tokia šiluma, visas kūnas užsipildė šiluma. Tada suvalgiau kitą obuoliuką, dar daugiau šilumos atsirado ir aš tiesiog nuėjau miegoti. Bet kadangi ir kai prabudau ryte, sako, aš jau žinau, kad, aš negaliu vaikščioti, sako, aš nežinau, kaip nueiti iki tualeto, nes mano nei koja neveikia, nei ranka neveikia, jau aš vos tai lovoj guliu. Bet, sako, kažkaip keistai atėjo galva tokia mintis, pabandyk pajudinti kairę koją. Ir sako, aš bandau judinti tą koją ir jinai juda. Aš bandau atsistot, aš bandau pakelt ranką, kuri jau neveikia jau 3 savaitės, jinai kyla. Ir tada įvyko toks stebuklas, kad jai sugrįžo, jai nuėmė visą paralyžių ir nuo rankos, ir nuo kojos, vien tik tais dėl to, kad ji suvalgė šitus 2 obuoliukus. Tai ar tai sutapimas, ar tai stebuklas, ar tai magija, ar tai dar kažkas, spręskit jūs patys, bet šita praktika tai yra 2 žodžiai. Aš atleidžiu ir aš atsiprašau. Jinai jums nekainuoja absoliučiai nieko. Nereikia pirkti jokių brangių seminarų, nereikia eiti į kažkokius coachingus, dar kažkokius ten marazmus. Jums tiesiog reikia pasakyti 2 žodžius. Aš atleidžiu savo ir aš atsiprašau savęs. Aš atleidžiu tau ir aš atsiprašau tavęs. Jeigu jūs nuoširdžiai tai padarysite, praktiškai visos ligos nukris nuo jūsų pečių. Atrodo galbūt labai paprasta, bet žinokite, kad gyvenime viskas, kas genialu, yra paprasta. Tad mylėkite save, mylėkite savo artimus, atleiskite jiems už visą skausmą, kurį jums jie sukėlė, ir atsiprašykite jų už skausmą, kurį sukėlėte jums. Ir visa kuprinė pilna akmenų, kurią jūs nešate per gyvenimą, akimirksniu ištuštės. Ačiū už dėmesį ir iki.